Pradėti reikia nuo teisinės terminologijos, nes teisė ką ir padaro, kad jis sustato viską į savo vietas, kad mes žinotumėm, reiškia, apie ką mes kalbam. Tai dezinformacija yra tyčinė, klaidingai skleidžiama informacija. Tai Eduardas Vaitkus tyčia neskleidžia neteisingos informacijos. Jisai domisi įvairiais įvykiais, aš jau čia taip primityviai bandau paaiškinti tokius paprastus atrodytų dalykus, bet kitaip jau neišeina, nes visi tą dezinformaciją kiša propagandą, dezinformaciją ir nesuprasdami, kas tai yra. Tai jisai tyčia neklaidina, reiškia, visuomenės, pateikdamas kažkokią informaciją. Jisai, reiškia, kaupia informaciją, nagrinėja įvairią geopolitinę, bet kokią informaciją, kurią gali pasiekti visi, reiškia, kuri yra viešoje erdvėje. Sukaupęs šitą informaciją, jisai suformuoja tam tikrą savo įsitikinimą arba nuomonę ir jis skleidžia šitą nuomonę. Nėra taip, kad jisai tyčia kažkokią tai informaciją gauna iš tenai Rusijos, ar ten Ukrainos, ar ten iš Amerikos, ar iš dar kažko, ir tyčia ją bando skleisti kaip dezinformaciją. Todėl jisai, reiškia, skleidžia nuomonę, o ne dezinformaciją. Dezinformaciją skleidžia žurnalistai, kurie kiekvieną dieną, kaip ir sakiau, reiškia, vartoja tos žodžius prokremlinis, prorusiškas, grėsmė nacionaliniam saugumui ir neduodami atsakyti jam, reiškia, į šitos mestus kaltinimus. Reiškia, jie prisidengdami tokiais epitetais ir tokiom savokom, jie tyčia klaidina visuomenę, todėl kad jie turi pareigą duoti, reiškia, Eduardui Vaitkui atsakomąją nuomonę. Tai žurnalistų, reiškia, įtaka, sakykime taip, yra labai svarbi. Ir žurnalistai, ką dabar daro, man tai yra vienas iš didžiausių jų atsakomybei, ką jie daro, reiškia, viešoje erdvėje, politiniam spektre. Jie polarizuoja, reiškia, kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, polarizuodami visuomenę. Visų pirma, Eduardo Vaitkaus visus rėmėjus, visą kitą, reiškia, vadindami įvairiausiais, reiškia, epitetais, bet, be abejo, visų pirma, reiškia, prokremlinis, prorusiškas, grėsmė nacionaliniam saugumui.